Сегодня, 29 ноября 2024 года, в Висагиносе традиционно зажигают елочку. Ну, попробуем и мы тут поприсутствовать. Может, что-то снимем. Вот. Посмотрим, что тут будет происходить. Вот одна елочка. Ну, естественно, не зажженная. Там вот сцена, горят огни. Тут вот олени, животные, ну и ярмарка. Вот встречает коник маленький, пони. Вот угощение, сувениры, мед, свечи, радости. Вот как выглядит олени. Ну, народ есть. Тут что-то. Знакомые лица. Живность всякая. Игрушки меховые. Тут вещи добротные. О, сладости. Горячий. Немного горячий. Тоже что-то. Что-то тут есть. Много сладостей. Вот. Торговые ряды. Наверное, сверху надо кушать. Шашлыки из картошки. Вот именно. Так, 2 и 1. Я поменяла елочку заранее. Посмотрите, какая красота, может, на моей специальной столе. Тоже сладости какие-то. Что-то. Карусель целая. Иди сюда, пойдем поищем. Они нас... Поехали. Тут вообще непонятно что. Вот елочки. И красотища. Обогрев. Сцена ждет артистов с обогревом, вообще кайф. Ну вот елочка, которая зажгет в темноте. Селфи. У нас тут целый поезд. Прям. Я ничего. О,
съел. Подходим с другой стороны. Костел, вот как украшен. Там в 6 часов концерт органной музыки. Программа концерта органной музыки. В костеле. Sveiki, mielieji, garbusis merė ir jo visaginiečiai. Taip malonu ir džiugu matyti tokį gausų būrį susirinkusį šioje Dievo šventovėje. Todėl ir taip sveikinuosi, kad esame Dievo namuose ir kad aš pati esu pritarnaujanti Dievui visą gyvenimą, groju ir taip meldžiuosi tokią formą. Esu Stalko Šmilinė Aukštaitijos Vargonų muzikos festivalio. Įguosi mano akademiją, ten dirbo puikiausios mano draugės. Ir visą laiką visiems sakau, kad Visaginas yra visiems pavyzdys. Dėl to, Я нашла Смитчика. Что? А, точно! Raindrops on roses and whiskers on kitten. Brown paper packages. Ta skaičiavo jau 2024-uosius. Mainėsi metų laikai, vasaras keitė žiemos, dienas naktys, o žmonės vis laukė. Laukė stebuklo. Taip, jau 2024 metus krikščioniškas pasaulis kasmet laukia užgimstančio atpirkėjo. Ir tas stebuklas kasmet įvyksta. Kasmet. Kai lygumose ir dykumų. Oho, kiek čia jūsų? Nieko sau, pilna aikštė. Ką jūs čia veikiat? Ei, žmonės, ką jūs čia veikiat? Nesupratau. Na tada prisistatysiu aš. Aš esu besmegenis, žiemos palydovas. Netrukus atvyks ir mano šeimininkė, mano ponia. Bet aš tai esu Kalėdų senelio paštininkas ir nešu jam daugybę visą vagono vaikų laiškų. Nežinau, kad šiandieną Kalėdų senelis turi lankytis jūsų puikiame mieste. Oi, čia jau negerai, čia jau... Sveiki, mėly Visagino vaikučiai. Smagu sveikintis ir su jūsų tėveliais bei mamytėmis. Džiugu matyti čia tiek daug močiučių ir senelių. Šiandien ši aikštė tapo pagrindinė jūsų miesto vieta. Nes šiandien čia jūs pačiom gražiausiom spalvom įžiebsite savo žaliaskarę eglę.
Smagu būti kartu. Atkeliavau aš iš tolimos ledo ir šalčio šalies. Prasidėjo mano valdymo laikas. Norėčiau jums visiems padovanoti daug gražių žiemos dovanų, didelių pusnų, gražaus tvirto lygaus ledo ir daug baltų lengvų snaigių. Bet nors ir esu valdovė žiema, ne viskas mano valioje. Jeigu šiemet buvote geri, tai ir žiema jums bus graži. Tad linkiu, kad jinai būtų vienintelė ir nepakartojama. Na, nuostabus linkėjimai. Aš labai džiaugiuosi, kad jūs atvykote. O viso kito, visų žiemos gerybių mes dar sulauksim. Štai pas mus atvyko ir nuostabioji panis coliukė su savo drauge. Sveikos, mielosios! Kaip jums sekėsi atvykti? Ar lengvai suradot kelią? Labas vakaras, valdovė žiema ir gerasis besmegenė. Sveiki visi, maži ir dideli. Atvykome čia iš savo pasakų, nes sužinojome, kad čia auga ir puošiama ypatinga kalėdinė eglutė. Ir dar sužinojome, kad čia išsipildo didžiausi mūsų norai. Tad čia ir atvykome todėl. Tikiu, kad visaginiečiai turi daugybę norų ir svajonių. Tad palinkėsime visiems jų išsipildymo. Tad patikėkit, jau taip esti, kai sužiba didžiausia miesto eglė, kiekviename žmoguje įsižiebė viltis, kad visos svajonės, net ir pačios slapčiausios, gali išsipildyti. Oi, kokie gražūs žodžiai, kaip jūs mokate viską taip gražiai pasakyti. Bet gerai, žodžiai žodžiais, o kągi aš čia veikiu? Ir išvis, ką mes čia veikiam? Besmegenė, tau visai su atmintim prastai. Eglę žiebsim štai. O, pamiršau, kiaura mano galva, Dieve, pamiršau slaptažodį, burtažodį, pamiršau. Pabandykim prisiminti. Na, o tu nusiraminki. Kaip dabar nusiraminki? Vadinasi, pamiršau burtažodį, vadinasi, neįsižiebs eglė ir vadinasi, šventės nėra. Gal sukurkim patys jį? Kūrybingi juk visi. Tiesa. Eni, beni, diki, daki. Mūsų eglutę užsidėki. Užsidėki? Gaisro mums nereikia? Ne. Ak, tikrai nereikia. Bet ką čia sugalvojus veikiai? Pabandykime, jau kalėdos netoli, šviečia eglė nuostabi. Kaip gerai, kad yra tokių smegeningų galvų. Jau, pakartok dar kartelį. Jau kalėdos netoli, šviečia eglė nuostabi. Pabandykime visi kartu. Jau kalėdos netoli, šviečia eglė nuostabi. Nu, čia kažkoks netoks stebuklas. Netoks stebuklas. Bet gerai, kad jis įvyko. Mums reikia tik sulaukti kalėdų senelio. Bet štai, matau, atrodo dar daugiau stebuklų vyksta. Ar tikrai? Ar tikrai matau, kad stebuklų traukinys atvyksta? Ar jūs matot, kad stebuklų traukinys atvyksta? Ne. Neatvyksta, aš irgi nematau.
Žiūrėkit, dabar tikrai stebuklų traukinys pas mus atvyksta. Kelią padarykim traukinukui. Ką jis mums čia atveža? Stebuklai, kas tam traukinys sakot, negirdžiu. Galbūt tai tiesa. Laukia. Ar tikrai vaikai mato ten kalėdų senelį? Panelė žavesios, bėkite pasitikti, pažiūrėkit. Tikrai kalėdų senis. Vaikai, paplokit! Nuostabu. Mielas senelį, kaip jums sekės atkeliauti, koks buvo kelias? Nu, neblogai, nesušalau, pas merą užsukau, pavaišino arbata, nu, o dabar mes va jau čia. Na, mes džiaugiamės labai, tai galbūt žodį tarkit. Oi, per kalnus ir per klonius skubėjau aš pas jūs. Nu, iki šventų kalėdų noris pasveikinti visus. Eiklieji elniai nešė padangėmis mane, su slidėm ir su rogėm, čiuožiau balta žemė. Nu, kai neliko sniego, kągi dabar daryti? Į miestą atvažiavo mažytis traukinys. Taip, kreipiuosi į vaikus, mažus ir didesnius. Jūs dovanų sulauksit kalėdų rytą gausiai. Aš mero paprašysiu apšviesti visas gatves, kad dovanas nykštukai žinotų, kur surast. Na, o gyvenkite laimingai šitam gražiam mieste. Stebuklai nesibaigia, dar tik pati pradžia. Mano geras draugas meras žino jis, kas mieste daros. Šventės jau artėja sparčiai, sveikinimo žodį tarkit. Labas vakaras, високинечи. Добрый вечер всем собравшимся на нашей площади високинцам. Добрый вечер. Nuostabus laikas, kad visiems, ir mažiems, ir dideliems. Mažiems tai pasakų, stebuklų laikas. Visiems mažyliams noriu palinkėti labai daug ir labai puikių dovanų. Didesniems laikas, kada galime pamastyti, ką esame padarę, ko dar ne, su kuo draugaujam, ką galbūt praradom. Su švente visus високинечей. Для всех самый лучший период года. Для маленьких это волшебный период. Ожиданий сказки, ожиданий подарков. И они их дождутся. А для всех остальных это период для задумываний. Что мы сделали, что еще нет, что предстоит сделать, с кем мы дружим, с кем находимся, а может быть, кого-то уже и потеряли. С праздником вас всех, дорогие високинцы! Oi, dėkojam už tokius gražius sveikinimus ir linkėjimus. Na, o dabar čia truputėlį buvo visokių stebuklų, tokių, kurių gal ir neturėjo būti, bet dabar kviečiu visgi įžiebti mūsų eglutę. Na, pabandysiu. Veskit nykštukai, veskit. Gal stebuklą padarysiu ir jeigu praeisiu.
Як мишача. Прошу. Як миша. Duokit kelią, seneliui. Duokit kelią. Einam prie glūdės. Duokit kelią. Pabandysiu, gal stebuklą padarysiu. Laukiam. Jau kalėdos netoli. Dega eglė nuostabi. Ir nešviečia senelį gal kartu su meru. Ne, man vienam tai per sunku. Reikia mero pastangų. Jau kalėdos netoli, šviečia eglė nuostabi. Ir vėl nešviečia. Žmonės gerieji, nykštukai ir visi kiti personažai ir visi vaikučiai kartu paprašykim. 3, 4. Jau kalėdos netoli, šviečia eglė nuostabi. Stebuklas įvyko. Džiaugiamės. All of it, what fun it is to ride in one-horse open sleigh. Oh, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one-horse open sleigh. Labas vakaras kalėdų! Scenoje Original Band iš Vilniaus ir patys gražiausi linkėjimai jums nuostabios šventės proga. Gražiausi kalėdų metu. Jingle bell. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. All the fun it is to ride. Jump, free to get ready. Now go, kid, go. Don't you say my mama's with you. Knock me down, slap in my face. With my name on the place. Doing the band that you wanna do. O mergaitės, mamytės, močiutės ir tetos. 1, 2, 3, 4, atvirkščiai. Darykit buvo mergaitės. Aha, galvojat valsėsi, taip? Nieko nereiks daryti. Bet formaliai ploja. Taka kokia. Ir stop. Ir kas svarbiausia vakarėlyje. Geram vakarėlį kaip šitas yra improvizacija. Šokam partnerį. Stilius, gerai? Improvizacija. Tai viskas nuo pradžių kartu su Original Band ir geriausia rock'n'roll muzika. Dešinė kojytė, paruošiam ir važiuojam. 1, 2. Everybody knows it now.